Labas visoms ir visiems. Su jumis vėl sveikinasi Virginija. Ir šiandien mes turim tokį neilgą paplepėjimo video, kurio metu aš trupučiuką pasivinėsiu savo naują pradėtą darbą. Tai bus Alex akis, tokie kačiukai, nemokama schema autorinė. Atsiprašau. Ir aš čia siuvinėjau jos gabaliuką, čia konkrečiai yra vieno iš kačiukų šalikas. Ir pasivinėsiu, iš pradžių užpildysiu pusinukais ir kryželiais. Tai specialiai pasirašiau tokį gabaliuką, kaip aš jį nepataikau. Toli man. Pasirašiau tokį gabaliuką, kad galėčiau besivinėdama su jumis ir paplepėt. Jėtus visiškai nematau. Va. Tai norėčiau aptarti savaitės temą. Savaitės tema, kaip galit numanyti, yra kokios spalvos yra dešra. Čia buvo topinis klausimas ir, kaip supratau, topinis spalvos apibūdinimas. Va. Ir antra savaitės tema yra šventė, net neartėjantį kovo 11 ir net ne visos praėjusios vasario 16, 14 ir visokios kitokios, ogi tai, kad šitas kanalas turi 50 sekėjų. Tadam! Ir ta proga aš pasidariau šventinį kadrą, atsinešiau ir geltonos spalvos, ir tulpių jum padėjau į kadrą ir galbūt žiūrėsim, kaip man pasiseks, ko čia jum primontuot, kad visiems ir visom. Taip sakant, esu labai dėkinga, kurie sekat kanalą, kurie esat subscribinę, kad ir kaip nelietuviškai būtų galima tai pasakyti. Kurie nesusubscribinę, tai irgi esu dėkinga, nes matau pagal statistiką, kad irgi žiūri. Perinam prie trečios temos, o tiksliau klausimo, kurį uždavė Jurgita iš kanalo Stitches and Coffee with Jurgita. Ir jinai paklausė, kodėl mano toks kanalo pavadinimas ir kodėl jis angliškas yra. Tai kanalo pavadinimas kilo iš to, kad aš susigalvojau tokį savo siuvinėjimo schemų prekės ženklą. Tai Yellow Heart Stitchings. Turbūt pagrindinis klausimas, o kodėl Yellow Heart, kodėl geltona širdelė? O todėl, kad galbūt galėjot pastebėti iš ekrano užsklandų, kad man patinka geltona spalva. Aš esu gimus vasaros vidurio pabaigoj, pačioj vasarai. Ir tikrai mėgstu saulę, bet mėgstu, kai jinai būna šilta, bet ne karšta. Kai būna karšta, aš kur nors pavėsėlyje sėdžiu, o labiausiai mėgstu, kai būna šilta. Ir jeigu ką nors širdelinį, ten tarkim, kai kas nors labai patinka, tai aš irgi širdelinu su geltona širdelė, nes man atrodo, ten su raudona, tai daug tos aistros, o mažai šilumos. O aš mėgstu šilumą. Turbūt esu katės giminaitė, kad mėgstu šilumą. Nors kita vertus, jeigu perinant filosofinius klausimus, mano katinai labai mėgsta net ne šilumą, jie mėgsta karštį. Ten ypač katinas zuikis, jis turbūt į pečių įliptų, jeigu galėtų ir tenai būtų. Nesmė.
Tai va. Ir man pasirodė, jog tai tinkamas pavadinimas ir kanalui, ir net nepabijosim to žodžio, brandui. Va. Turiu dar kitą savo pavadinimą arba prekės ženklą, tai yra Augont. Su šituo pavadinimu yra mano 2 Instagramai, yra keramikos, Augont Ceramics, ir yra fotografijos. Taip, nesimazgom. Tai manau, gal pridėsiu nuorodos, jeigu bus, pagalit nueit pasižiūrėti. Tai keramiką anksčiau labiau pardavinėjau, tai labiau vyščiau, dabar nelabai šiuo momentu. O fotografija, kokią pamatysit, tai yra daugiau tekstūrų ir miesto fotografija. Tai daugiau hobis yra. Nes kai aš į darbą einu pėsčiom ir man būna smagu pakeliui pastebėti kažką gražaus, kokiose nors keistose vietose. Tai va, Vilniuje, kol nuo Naujininkų nueinu iki Senamiesčio, labai įdomių visokių būna ir pastatų, arba tarkim tą dieną šaligatvis būna kažkokios keistos spalvos ir taip toliau. Va. Taip, koks sekantis mūsų punktų klausimas, pasižiūrim. Tai sekantis klausimas yra labai paprastas. Aš pakviesiu jūs irgi pasižiūrėti dabar minutę filmuko tokio, pasidalinsiu savo įkvėpimu, tuo, kas mano aplinkoje įkvėpė šį labai dar ankstyvą, bet tvirtai žengantį savo kojytėm pavasarį. Va. Nu ką, visus klausimus aptariam, ką mes čia turim. Oi, keletą minutėlių. Net nemelavau, kad trumpas video bus. Tai aišku, šitam video, kaip sakau, progas visas reikia švęst, todėl pradedukas. Nors irgi va, fone guli dar vienas pradėtas, tai čia bus iš mano jau pačios schemų Lietuvos regionams skirti knygų skirtukai pagal juostų raštus. Tai irgi padarysiu bandymus visų ir kelsim viską į etsiuką. Taigi, tai ką, ačiū visiems ir visom, kad žiūrėjot, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad subscribinat, jūsų jau 50, jei! Ir žiūrinčių dar daugiau. Jei! Ir daug rašančių komentarus. Jei! Tai jums visiems aplodismentai. Visiems visom ir visokiausiams. Aha, išsimetė fokusas. Atsirask. O. Ir iki pasimatymo kitam video.